Tai mano ta vienintelė vieta tai visada būdavo kol kas tai ta sofkutė priekį, kadangi vis tiek gaunu bilietą už 5 centus, 8. Tai ten ir sėdu dažniausiai ir ten jaučiuosi geriausiai. Arti ekranas ir jis matosi visas. Nes jeigu tik jau priekį labiau, tai jau nebe taip gerai. Bet ant tos sofkutės tai tobuliausia, kažkaip ir ten galima jaustis kaip namie. Nesijauti įrėmintas šitų atlošų, bet yra tokia dar erdvė. Tai vat. Aš šiaip dar turiu keletą tokių vietų. Aš dabar pagalvojau, kad pirmą kartą Skalvijoje buvau Barto aborigenė. Apskritai pirmą kartą šitoj salėje. Ir dar buvo ant šitų kėdžių tokie užrašai, čia sėdėjo Valiulis, čia sėdėjo Žalakevičius, tai aš atsimenu, kad tą filmą žiūrėjau iš Valiulio vietos, man irgi labai buvo ten įdomu. Tai va, tada dar Didžio grožio seansą puikiai atsimenu, nes žiūrėjau jį iš paskutinį eilėj, kur yra sujungtos tos vietos su viena asmenybė ir paskui buvo po to seanso pasiekmių. Tai va. Ir dar vienas dalykas, tai buvo Nimfomaniakas Larso von Triero. Aš kažkaip labai gerai prisimenu, kad jį tas abi premjeras žiūrėjau iš 6 eilės ir 5 vietos. Abu išsipirkau bilietus, kažkodėl būtent ten. Ir tai va tokie įdomesni seansai nei iš tos sofkutės.